Sveikos merginos ir vaikinai, jeigu jungiatės, kol žmonės jungiasi, tai parašykite čiate, kokią nišą atstovaujate. Labai malonu, kad skiriate šiandienos laiką prisijungti į šitą masterclassą. Pažadu jums, kad tai, ką šiandien sužinosite, tai jums tikrai išneš smegenis, galvą ir tai, ką šiandien jums duosiu. Lietuvoje, kiek dar man teko matyti, žiūrėti, ieškoti, tai niekas dar apie tai nešneka, bet tai yra ateitis Lietuvoje, netolimoje ateityje vis daugės ekspertų, kas apie tai kalba, dalinasi tokiamis pačiomis žiniomis. Tai ką aš jums galiu pasakyti, kad jums labai pasisekė, kad šiandien esate čia ir jūs pirmieji sužinosite, kaip kurti tą online verslą, esant coacheriui, online paslaugų ekspertui ir generuoti didesnės pajamas. Tai va, šiandien masterclasso agenda yra tokia, kad aptarsiu, kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl neuždirbate nuo 5 iki 10 tūkstančių, kokie yra verslo augimo etapai per 3 pajamų lygius ir į ką labiausiai reikia fokusuotis pirmame lygyje ir tai, ką jūs sužinosite, apstulpsite. Pasidalinsiu verslo modeliais, kurių dėka jūs galite finansiškai augti. Pasidalinsiu turbūt pačią saldžiausią šio masterclasso dalimi, tai yra aukšto čekio paslaugos sukūrimo formulė. Tada, kaip paleisti savo aukštą čekį paleidimo sistemą ir kokios klaidos, ką daro iki šiol matau ekspertai ir dėl ko ne visada pavyksta uždirbti didesnės pajamas. Kokia yra klientų paieška Instagrame, irgi pasidalinsiu naujovėmis visiškai per kitų kampų, kitą prizmę, negu jūs žinote iki šiol. Ir koks yra aukšto čekio pardavimo procesas. Tai kviečiu, mėlyjeji, aktyviai dalyvauti, klausti klausimų, būti čia ir dabar, pasidėti visus telefonus į šoną, nenaršyti Instagrame, nesitvarkyti, maisto negaminti, todėl kad nuo to, ar jūs būsite čia ir dabar, šitame masterclasse priklausys, kaip jūs prisitaikysite visą tai, ką gausite čia praktiškai. Ir ar masterclassas šitas duos jums naudos ir pateisins jūsų lūkestį, kad prisijungiate. Ką išsineši iš šio masterclasso? Tai tu gausi aiškę strategiją, kaip auginti savo online verslą link 70 tūkstančių per mėnesį. Sužinosi konkrečią sistemą, kaip ir kur ieškoti klientų ir kaip juos paversti mokiais klientais. Ir aišku planą, kaip sukurti aukšto čekio pasiūlymą, kaip jį paleisti ir uždaryti klientus per Instagramą. Tai vat mano misija būtent, kodėl aš darau šitą masterclassą, kodėl aš taip kviečiu aktyviai, todėl kad aš noriu, kad kuo daugiau moterų sužinotų apie galimybės, kaip galima auginti savo online verslą. Todėl, kad kaip jau pastebėjote, kad šiuo metu pagrindinis fokusas yra į socialinius tinklus, kad jie yra svarbus vesti ten, kaip daryti tos storytellingus, kaip kurti turinį, kuris parduoda. Bet aš irgi nuo tos dalies pradėjau, visas mano fokusas buvo į socialinius tinklus, bet anksčiau ar vėliau atsiremiau į tą situaciją, kad žiūriu, kad, vat kaip dabar pačios matote, Instagrame krito ryčias. Klientų nėra, užklausų nėra, demotyvacija krenta ir aš galvoju, kad Instagramas neveikia. Tai todėl, kai mes pradedame plėtoti savo veiklą, kad ir kokia ji būtų, ar tai joga, ar tai coachingas, pirmas dalykas, ką reikia suprasti, tai yra susidėlioti savo verslo vystymo struktūrą, kad aš žinočiau, kokiuose socialiniuose kanaluose man būti, kaip ir per kur ieškoti klientų, kas yra mano klientas, kokia yra mano paslauga, ką ir už kiek aš teikiu.
Tai vat mano misija ir yra tame, kad aš noriu padėti kuo daugiau moterų, kad jos suprastų, kad yra ir kitas būdas, kaip galima uždirbti didesnės pajamas, gerokai didesnės pajamas savo nišoje. Nes kaip jau dauguma jūsų tikriausiai esate susidūrę, kad turiu dirbti daugiau, turiu turėti daugiau klientų, turiu plėsti didesnį paslaugų ratą tam, kad galėčiau uždirbti, tarkim, 2, 3, 4, 5 tūkstančius. Ir anksčiau ir vėliau tai mus priveda prie perdegimo. Todėl nesvarbu, ar tu šiuo metu pradedi tik nuo nulio, arba jautiesi užstrigusi savo pajamose, ar jau esi pasiruošusi aukti link 10 tūkstančių, tai, ką šiandien aš duosiu, tiks tau. Nes pagrindas jis yra visada tas pats. Mes pirmą turime pradėti plėtoti savo veiklą nuo tvirto fundamento ir tik tais tada eiti į socialinius tinklus, susidėlioti savo turinio strategiją ir ieškoti klientų. Nes kol mes to neturime, kaip mes galime ieškoti klientų ir kaip mes galime pardavinėti savo paslaugas. Tai dalis, kurie dabar žiūrite, kažkas pradeda nuo nulio ir neturi aiškumo, nuo ko pradėti, arba kūrėte turinį, čia pagrindinė dalis, bet turinys negeneruoja užklausų, klientų ir pajamų. Kažkas šiuo metu neuždirba. Pajamos yra nestabilios ir neprognozuojamos. Tai kad ir kur šiuo metu esi, kad ir kokiame šitų etapų, šitas masterclassas yra būtent ta vieta, kur tau šiandien reikia būti. Dažniausiai turinys yra kūriamas be strategijos, jūsų veikla yra plėtojama irgi be strategijos, kalbama yra visiems, dėl ko jūsų turinys nepataiko į potencialaus kliento skausmą, jūs gaunate peržiūras, bet tos peržiūros nevirsta klientais ir pardavimas. Kas iš to, jeigu jūsų tas reelsas taps virusinis, surinks milijoną, bet jeigu iš to milijono peržiūrų jūs negausite klientų, tai koks tolkas tada investuoti savo laiką į mandrų reelsų kūrimą, jeigu tai jums net neša naudos. Arba laukite, kol būsite išvis pasiruošus, čia išvis kirvis. Tai aš kviečiu apskritai į Instagramą pasižiūrėti kaip į verslo įrankį ir jį išnaudoti išskirtinai tik kaip verslo įrankis, jeigu jūs plėtojate savo veiklą. Ir šitas masterclassas, jeigu jau konkretizuoti konkrečiai, kam tinka, tai coacheriams, mentoriams, sveikatingumo ekspertams, sričių paslaugų ekspertams, tie, kas gali savo veiklą perkelti į online. Nes šio masterclasso ir yra tema, kaip kurti online verslą, kuris generuoja 100 000 per metus. Kas manęs nepažįsta, nežino, pirmą kartą mane mato, tai esu Kristina Kratko, esu verslo augimo mentorė, coacheriams, paslaugų ekspertams ir high ticket ekspertė Lietuvoje. Kas yra tas high ticketas, aš netrukus papasakosiu. Ir aš padedu būtent paslaugų ekspertams išgryninti jūsų pasiūlymą, susikurti pardavimų sistemą ir augti link 10 000. Kaip tai padaryti, taip pat aš pasidalinsiu masterclass'e. O tie, kurie pradeda nuo nulio, tai padedu iš turių žinių, bet nėra rezultatų, pereiti į stabiliai veikiantį verslą. Trumpai, ką norėčiau pasidalinti apie save, kadangi šios dienos tema yra aukšto čekio paslaugos kūrimas, kuris prasideda nuo 1000 eurų, aš ir pati parduodu aukštą čekį ir pasidalinsiu, kodėl verta dirbti turėti aukštą čekį ir kad aukštas čekis yra puikiai paslauga didinti savo verslo pajamas ir turėti gerą pelną. Tai pamenu, kadaise, kas mane ilgiau seka, tai žino šitą mano istoriją, bet noriu pasidalinti, prie ko priveda kartais tie tokie drąsūs, baisūs sprendimai investuoti. Tai prieš 4, galbūt jau 5 metus aš buvau Instagramo specialistė. Taip pat aš vargau su klientų pritraukimu, o ypatingai mano didžiausia problema, skausmas buvo tai nestabilios pajamos ir aš buvau pasiekusi pajamų lubas, uždirbau tik tai 2000, kurių man užtekdavo tik tais pasidengti pagrindinius įsipareigojimus ir nieko daugiau. Ir tai mane labai
slėgė emociškai. Ir kaip kiekviena jūsų, taip ir aš svajoju apie didesnės pajamas, svajoju apie kokybiškesnį gyvenimą, kad galėčiau užtikrinti dukrai kokybišką gyvenimą. Čia mano pagrindinis buvo noras. Ir žinoma, buvau po skyrybų, tai mano buvo svajonė turėti savo nuosavus namus, nes išėjau į totalų nulį. Tai va, bet tuo metu mano noras turėti savo nuosavus namus buvo nereali svajonė, nes aš tuo metu visiškai neįsivaizdavau, kaip aš galiu turėti savo nuosavus namus, kurie kainuoja 100 000, kai mano pajamos sviruojančios ir vos 2000 siekia. Ir tuo metu į mano gyvenimą ateina verslo mentorė, kuri pasiūlė prisijungti į jos verslo mentorystę, kurios kaina buvo 4000. Tai prieš 4 metus ta suma tikrai buvo turinti svorio ir labai reikšminga. Tai vad, kaip žinote, aš tų pinigų neturėjau nei susitaupiusi, nei tiek uždirbau ir uždirbusi gyvenime nebuvau. Bet viduje jaučiau, kad tai yra tas kelias, kur man reikia. Būtent tas mano sprendimas prieš 4 metus man atvėrė tokias galimybės. Šiandien aš galiu drąsiai sakyti, kad aš gyvenu tą gyvenimą, apie kurį anksčiau svajojau. Aš šiandien dieną esu įsigijusi nuosavus namus, galiu keliauti, turiu laiko, lokacijos ir finansinę laisvę. Ir čia buvo ir geriausias sprendimas ir perėti į aukšto čekio verslo modelį ir investuoti. Nes lankė įvairios bauginančios mintis, ar man tai atsipirks, ar man pasiseks, nes aš buvau pinigus pasiskolinusi. Bet, kaip sakau, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai ką aš galiu jums garantuoti 100%, jeigu jūs tiksliai laikysitės šitų veiksmų, ką aš pasidalinsiu, nes tai tikrai galima pradėti taikyti praktiškai, tai jūs tikrai pasieksite 10 000, nes tikrai nėra jokio galimo būdo, kad jūs negalėtumėte pasiekti šito tikslo net ir per 90 dienų. Tai pagrindinės priežastys, kodėl paslaugų ekspertai, coacheriai neuždirba 50 tūkstančių yra šios, kad visų pirma yra dirbama pagal valandinį modelį, turi mažos vertės pasiūlymą, pavyzdžiui, vienos valandos coachingo sesija kainuoja 50 eurų. Arba bet kokia kita paslauga, ar ne? Tai per mėnesį reikia maždaug apie 100 klientų per mėnesį, kad uždirbt 5000. Esu bendravusi ir su tokiais klientais, kurie sakė, kad reikia ir 200 klientų. Pas kitą mano klientę, su kuria bendravau, irgi sakė, kiekvieną mėnesį praeina pro jos rankas apie 200 klientų. Tai dirbant su tokiu maštabu, faktas, kad tai veda mus į perdegimą. Ir būtent tas verslo modelis, kai aš dirbu, vadinasi trading time for money. Laiką atiduodu už pinigus, 50 eurų valanda. Faktas, kad mes pasiekėme savo talpą, finansinė ir žmonių kiekio talpa. Ir tai veda tiesiai į perdegimą, tada nebelieka laiko, noro, ūpo vesti Instagramą, arba turinys vedamas chaotiškai, kiek man tenka dažnai girdėti, kad Instagramą vedu pagal įkvėpimą, kai atsiranda laiko. Tada yra pasikliaunama rekomendacijomis. Vieną mėnesį galite turėti rekomendacijų, kitą galite neturėti. Ir tada tam laikui bėgant sunku auginti savo verslą ir jį plėsti. Jokio finansinio stabilumo klientų tai nėra. Ir trečias pagrindinis dalykas - nėra klientų pritraukimo sistemos. Kai neturite jūs klientų pritraukimo sistemos, jūs nekuriate naujų galimybių savo potencialiems klientams susipažinti su jūsų pasiūlymu. Dar kartą pakartosiu, jūs nekuriate naujų galimybių potencialiems klientams susipažinti su jūsų pasiūlymu. Ką mes darome? Mes įkeliame postą, reelsą, stories ir laukiame, kada gausiu užklausą. Ir tada rezultatas klientų tai yra, tai nėra. Gerai, kad gauname užklausas, bet ne visas mes tas užklausas mokame uždaryti. Tai kaip jas uždaryti, pasidalinsiu sekančiose slaiduose.
Tai vat nėra vystoma komunikacija su jau įsitraukusiais į jūsų turinį sekėjais. O nėra vystoma, nes jūs tiesiog nežinote, kaip daryti. O kai ateina užklausos, kaip uždaryti klientą, mažai kas mokina. Nėra įsitraukiama į savo potencialių klientų turinį. Tai reiškia, čia ir yra, aš nekuriu galimybės potencialiam klientui susipažinti su manimi. Nesinaudojama yra outbound strategijomis. Tai outbound yra išorinis pasiekiamumas, apie tai irgi pasidalinsiu sekančiose skaidrėse. Yra nekuriamas kontekstas apie savo pasiūlymą, nekalbama apie jį, iš vis kalbama tik tais apie privalumus, ką jūs gausite įsigiję mano paslaugą, bet ne kokią problemą aš tau padėsiu išspręsti. Ir žinoma, pagrindinis dalykas tai yra neturi pardavimo proceso. Todėl pirmame lygyje nuo 0 iki 10 jūsų pagrindinis fokusas turi būti į mąstymą. Pirmiausia, sukuriame paslaugą aukšto čekio, kad žinotume, ką aš parduodu ir kam parduodu. Ir 8% aš skiriu mąstymui. Tai va čia esminis dalykas, ne tik kad mąstymas, bet ir energetinis susilygiavimas. Va viskas būtent veidrodžiuojasi jums. Tai va dėl to, kad man eitųsi pardavimai, aš turiu daryti tą veiksmus ir keisti mąstymą, kad aš einu ne parduoti, o padėti savo klientui išspręsti jo problemą. Eiti su to lūkesčiu ne parduoti, kad uždirbti pinigus, o padėti. Ir tada jau vyksta tas pardavimų procesas, apie kurį aš pasidalinsiu, kaip jis vyksta. Tada eina susilygiavimas su klientu, ar mes tinkame vienas kitam, ar aš galiu jam padėti išspręsti problemą. Jeigu matau taip, tada pasiūlau sprendimą. Ir tik tais tada įvardinu sekančius žingsnius. Tai va toksai yra pardavimo procesas, bet kad jis būtų sklandus ir sėkmingas, reikia dirbti su savo mąstymu. Turėjau klientę Brigitą. Jie atėjo pas mane su tokiu rezultatu. 2 metus jos mėnesinių pajamų vidurkis buvo vos 250 eurų. 2 metus, kiekvieną mėnesį jinai uždirbdavo po 250. Jis sakė, kad jinai sunkiai parduodavo, pritraukdavo klientus, nepasiruošusius investuoti. Ir jos paslaugos kaina buvo 300 eurų. Ir iš tam jinai išnaudodavo labai daug resursų, perdegdavo, jautėsi neužtikrinta dėl atliekamų darbų. Būtent tokią būseną sąlygoja žemas čekis. Jinai parduodavo už 300 eurų ir jinai vis tiek jautėsi neužtikrinta dėl atliekamų paslaugų. Kai jinai pas mane prisijungė, jinai iš 350 perėjo į 3,5 tūkstančio per mėnesį, per 3 mėnesius. Čia buvo jos mėnesinės pajamos. Pajamų augimas pas ją buvo 11 kartų ir 5 kartus jinai padidino savo kainas. Dabar jinai parduoda savo paslaugas už 1,5 tūkstančio. Ir vidinė būsena pas ją yra pasitikėjimas savimi, žinojimas, ką jinai duoda klientui. Vienas sakinys gali suteikti tiek vertės, kad sutaupyt žmogui 10 tūkstančių, 100 tūkstančių. Vienas sakinys. Aš jau jaučiu, kaip gerai, kad pasakė, aš čia būčiau praknysus tiek pinigų per šitą klaidytę. Kokius rezultatus pasiekiai dirbant kartu su manim? Antro mėnesio viduryje. Aš atėjau su tikslu 1000 mėnesį, kurį aš pasiekiau mėnesio viduryje. Ir mėnesio gale aš jau beveik siekiau 2000. Tada jau 3 mėnesį aš pasiekiau iš 3000. Tai per 3 mėnesius 10 kartų nuo 300 eurų į 3,5 tūkstančio per mėnesį. Wow. Kasdien užklausos. Vakar 3 užklausos iš turinio. Ir tokių jau aukštesnės vertės klienčių. Daugiau pasitikėjimo savimi. Išėjau be to iš pusę etato darbo. Labai faina, kai pasitvirtina tas sprendimas. Tai išsigrynini savo teisinę auditoriją. Tu žinai, ką jums sakyti. Ir jos man ateina į skambučius, sako, tai aš mačiau ten tavo video, aš klausau ir galvoju, iš kur jin čia žino, bet gerai žmogus kalba. Dar ką supratau, kad klientai pirks už bet kiek. Aš atsimenu, kaip tu man sakei, norėčiau pasididinti kainą į 500 kitais metais, tai čia 6 metais. Kaip jau girdėjote, ką jinai suprato, kad klientai pirks už bet kiek. Bet tam, kad tai būtų, jums reikia išsigryninti savo tikslinį klientą, kad jis būtų mokus ir žinoti jo problemas, jo yra skausmus, jo tikslus ir visą tai pozicionuoti savo turinyje. Ir tada
Ir tada jūs jau pradėsite gauti užklausas įsitraukimą iš tų klientų, kurie yra pasiruošę investuoti. Tai vat trumpai, 3 verslo augimo etapai, tai kadangi mes esame pirmajame lygyje nuo 0 iki 10, tai ką jums verta žinoti ir išsinešti iš čia, kad jūs visada žinotumėte, į ką jums reikia fokusuotis ir ką jums reikia daryti, kad nesiblaškyti. Tai reiškia, jums reikia išmokti aktyviai ieškoti klientų, nesėdėti, nelaukti, kol pats kažkas jums ateis ir parašys ir gausite užklausą, bet ir pačios išmokti ieškoti klientų. Kaip jų ieškoti, aš pasidalinsiu. Tada išnaudoti organinį marketingą, nes nuo 0 iki 10 šitame etape mes reklamų nenaudojame. Mes su reklamome pradedame dirbti tada, kai mes periname į augimo etapą nuo 10 tūkstančių. Tai va šitam nuo 0 iki 10 tikslas yra išnaudoti organinį marketingą, rašyti žinutes, sukurti aktyvią elektroninių laiškų sistemą, remti savo networkingų tinklų. Tada rezervuoti 4 pardavimo skambučius per savaitę. Jūsų pardavimo konversija turi būti 50%, o kad tai būtų 50%, reiškia, dirbame su savo vidinė būsena ir galvoje esančiais tarakonais, tai yra ribojančiais įsitikinimais. Ir tada parduoti didesnės vertės paslaugas mažesniam žmonių kiekiui ir pajamų paskirstimas 60% savo, kurios paskirstate 15-20 kaupimų investicijom, 5% gyvenimo išlaido, 40% tai 3% valstybės mokesčiai ir 10% yra veiklos sąnaudos. Nes dirbant online versle, tai yra info verslas, čia marža, kokią galima tikėtis, 90%. 80-90%, todėl kad online versle verslo sąnaudų yra nedaug. Tai yra visokios appsai, programėlės, sistemos, CRM ir taip toliau. Pasidalinti verslo modeliais, pasidaryk pats, do it yourself. Aš paleidžiu kursą self-study savarankiško. Klientas pats studijuoja. Bet šiuo atveju, kaip mes jau žinome, minusas yra tas, klientas nepraeina kurso. 3-15% pirkėjų tik tais pabaigia kursą, tai va toksai yra minusas. Tai aš nenorėjau tokių principų dirbti, tai va buvo viena iš priežasčių, kodėl man tiko toksai modelis, nes aš norėjau padėti klientui pasiekti rezultatą. Ir būtent, kai jūs pardavinėjate kursą, kitaip tariant, jis dar yra ir low ticketas iki 1000 eurų. Tai vad, kai jūs parduodate žemo čekio paslaugą, jums yra sunku išsiskirti rinkoje. Vat kaip paimkime, pavyzdžiui, paprastą pavyzdį. Svorio metimo maratonas, ten 2 savaičių, 4 savaičių už 70 eurų. Kas trečia turbūt svorio šitą trenerę leidžia tuos maratonus. Kaip išsiskirti? Eina tada bando per kainą žaisti, kažko ten daugiau prideda, daugiau savaičių, daugiau dėmesio, kažko tokio. Ir tada klientui yra sunku išsirinkti, tai va, pas kokį man čia svorio metimo mentorių specialistą nueiti svorį tą mesti. Antras lygis tai yra atliktas su jumis, tai done with you. Tai pavyzdžiui, kaip jisai gali išsigrupuoti. Tai yra one-on-one modelis, ar ne, kai aš dirbu individualiai su klientu. Ir ką aš noriu, kad jūs suprastumėte, tai darbas one-on-one suteikia galimybę imti gerokai didesnį mokestį. Pavyzdžiui, esi jogos trenerė, klientas nori su tavim išmokti špagato, tai jūs turite pilną teisę už one-on-one imti gerokai didesnį pinigų sumą, tas pats ir coacheriams. Tada yra grupinis coachingas, mentorystė, grupiniai online susitikimai, grupinis darbas su klientais. Grupinis jis irgi yra skirstumas, tai vienas yra tiesiog grupinis, kai tarkim į savaitę vyksta 1-2 susitikimai su klientais ir klientas turi tik tais grupės metu sesijose prieimą prie jūsų. Ir yra hybridinis grupinio coachingo modelis, tai yra, kai yra kombinuojamas tas one-on-one prieiga prie mentoriaus, coacherio ir grupinis atgalinis ryšys. Tai va tas hybridinis modelis
yra labiau naudingesnis, vertingesnis klientui. Atlikta už jūs, done for you, tai va šitas modelis tinka agentūroms, socialinių tinklų ekspertėms, kurios klientams gamina vizualus, nustatinėja reklamas, svetainės kūrė, galbūt AI įrankius integruoja. Tai čia yra padaryta už tave. Šitas modelis yra pats brangiausias ir aš noriu, kad jūs tai atsimintumėte ir nenuvertintumėte savęs ir savo paslaugų nepardavinėtumėte done for you už 300 eurų ir ten knistis bele kiek laiko reikia, tada aš pasiekiu ribas, lubas, klientų daugiau priimti negaliu, darbo dafiga, laiko savo nebeturiu ir keliauju tiesiai į perdegimą. Tai done for you modelis yra brangiausias ir jūs galite drąsiai 1000 eurų daryti už mėnesį, už 2 priklausomai nuo to, ką jūs darote. Bet done for you jis pasižymi mažiausių mastelių keitimu, mažiausia verslo plėtra. Dėl to, kad tarkim, už 1000 jūs dirbsite ir, pavyzdžiui, kūrėte svetainės. Tai svetainės sukūrimas galbūt reikalauja, daug laiko, pastangų, investicijų. Tai jūs pasimsite 5 klientus, uždirbsite 5000 ir pasieksite laiko lubas. Tai vis tiek tai nėra pats geriausias modelis. Kad būtų labai jau patrauklus modelis jūsų klientui, tai rekomenduoju derinti visus 3 kartu. Tai yra do it yourself, done with you ir done for you. Tai pavyzdžiui, turite susikūrusios programą, kažką galite padaryti už klientą. Pavyzdžiui, aš tau nustatysiu už tave reklamą, kad tau nereikėtų ten pačiai aiškintis tų techninių dalykų. Done with you mes darome kartu step by step. Tu turi prieigą prie manęs, aš tau padedu, aš šalia tavęs, aš tau duodu gaires, nurodymus, duodu tavo atgalinį ryšį, o tu darai užduotis. Tai dabar keliaujame prie coachingo paslaugų piramidės. Pirmas lygis yra aukščiausias lygis, tai yra individualus coachingas ir jis kainuoja brangiausiai. Kalbant per aukšto čekio prizmę, kas yra brangiausias, tai gali kainuoti nuo 1000 eurų priklausomai kokiam etape esate. Jeigu jūs, pavyzdžiui, šiai dienai dar turite kažkokių vidinių blokų dėl kainos kelimo, tai tada rekomendacija yra pradėti nuo 1000 ir palaipsniui tą kainą kelti. Šiaip Europoje one-on-one coachingas kainuoja 20 000. Aš kiek esu investavusi, tai niekur su manim niekas nedirbo individualiai, netgi paskutinė verslo mentoristė, kuris įgijau, 12 000 kainavo, su manim dirbo grupinė. Bet kai klientai sumoka jiems reikšmingą investiciją, jie ir deda maksimum pastangų, kad gauti rezultatą. Ir aš jums vėliau pasidalinsiu vienos moters keisų, kuri sumokėjo jai reikšmingą investiciją ir jau 2 mėnesį uždirbo dvigubai daugiau negu jinai investavo. Tai trumpai vidutinis lygis yra grupinė mentorystė arba grupiniai mokymai. Jie taip pat gali prasidėti nuo 1000 eurų, tada yra žemesnis lygis do it yourself online kursai, tai yra low ticketas iki 1000 eurų ir pradinis lygis tai yra skaitmeniniai produktai, tai yra mini kursai, kurie gali kainuoti ten 5 eurus, 10 eurų, tokie ant reklamos paleisti, kad pritraukti klientų. Ir nemokamas yra tie lead magnetai, webinarai, checklistai. Šitie dalykai, pradinis ir nemokamas, jie yra skirti, netgi ir tas online kursai, šitie 3, jie yra tas entry point, kad klientas ir viskas tai yra low ticketas. Ir jie yra skirti ne tam, kad jūs generuotumėte pelną, nes su low ticketu jūs neuždirbsite pelno. Jie yra skirti tam, kad klientas įeitų į jūsų ekosistemą, kad susipažintų su jumis. Jie turi būti paruošiami tam, kad padėtų klientui išspręsti mini jo problemą. Jis išsprendžia, jis gauna pasitikėjimą jumis ir tada jau jį galima upsellinti. Reiškia, parduoti aukštesnės vertės produktą. Pavyzdžiui, įsigijo lead magnetą, atėjo į webinarą nemokamą checklistą, tada įsigijo ten kažkokį kursą ir taip jisai laipteliais kyla. Ir tada
didėja jūsų vidutinė kliento vertė, average order value, tai va vidutinė ta vertė. Ir bet kaip tik dabar apie idealaus kliento avatarą pasakosiu, kaip jį išsiaiškinti, nes jūsų tikslas yra išsigryninti klientą, kuris būtų mokus. Kaip Brigita sakė, ką jinai suprato, kad žmonės pirks už bet kiek. Tai vad, ką jums verta žinoti, kai jūs grinate savo idealaus kliento avatarą, tai yra žinoti jo troškimus, ko jis nori, ko jis trokšta, su kokiom problemom šiuo metu jis susiduria. Nusivylimai, baimės, bijau, kad man nepavyks, ką bandžiau daryti, kad spręsti problemą, kokios yra kliento brangios alternatyvos. Tai va šitam svorio metimo aspekte brangi alternatyva yra operacijas, riebalų mažinimas, kas ten daro skrandžio mažinimas, kas kainuoja tūkstančiais ir ne visada suveikia. Ribojantis įsitikinimai. Ir prieštaravimai, kokie yra prieštaravimai? Tai yra brangu, turiu pasitarti, neturiu laiko. Verskite kliento prieštaravimus į garantijas. Neturiu laiko, pratęsiu darbo su savimi. Jeigu nėra pinigų, tai tada mokėjimo planus galite pasiūlyti. Prieštaravimas yra kliento rizika. Tai mūsų užduotis yra panaikinti tą klientui riziką, nes jeigu mes matome, kad mes galime padėti klientui ir klientui reikalinga tą pagalbą, bet yra kažkokie niuansai, kodėl jisai neprisijungia, reiškia, ieškome abiem pusėms tinkamo sprendimo. Jūsų idealus klientas turi turėti perkamąją galią. Reiškia, kai jūs grinate savo idealaus kliento portretą, tas klientas turi būti mokus. Nes jeigu jisai bus pradedančiajame etape, beginneris ir jūs jam bandysite parduoti brangią paslaugą, jisai tikėtina nenusipirks. Bet esu turėjusi ir tokių klientų, kurie begineriai irgi investuoja. Viskas priklauso nuo to, kaip mes gebėsime suvaldyti pardavimo procesą, nes yra žmonių, kurie neturi pinigų ir investuoja. Žinoti būtent jų konkrečius skausmo taškus, kokiamis temomis jie kalba, kokiais žodžiais jie apibūdina savo sunkumus, problemas. Ne ChatGPT reikia ieškoti klientų problemų, o būtent eiti į internetą ir ieškoti, eiti per forumus, eiti į Facebook grupės, eiti pas savo konkurentus, peržiūrėti visus highlightus, atsiliepimus ir išsirašyti būtent jų išsireiškimus. Nes visą tai jūs galėsite naudoti savo komunikacijoje. Ir tada, kai jūs pradėsite tai naudoti savo komunikacijoje, jūs pradėsite aktyvuoti savo idealius klientus. Nepaisant to, kiek jūs šiuo metu turite sekėjų. Aukštą čekio paslaugos kūrimo formulę, tai pasiruoškite užrašus pasižymėti, nes tai bus jums tikrai labai vertinga. Čia iš savo mentoriaus pasiskolinau paveiksliuką. Čia yra 7 komponentai, iš ko susideda jūsų patrauklus pasiūlymas. Galite, jeigu norite, pasidaryti screenshotą ir mes judame toliau. Aš paaiškinsiu apie kiekvieną iš šitų žingsnių. Žingsnis yra rinkos analizė, tai ką jau prieš tai aptariau, tai yra idealaus kliento avatarą žinoti, nes nežinosite kliento avatarą, viskas. Visa jūsų sistema grius, kad ir ką jūs darytumėte, nes jūsų komunikacija bus skirta visiems ir galiausiai jūs niekam neparduosite. Žinoti savo rinką, išsigryninčiau savo konkurentus ir tuos konkurentus žinokite kaip savo 5 pirštus. Jūs juos turite žinoti absoliučiai viską, geriau negu jie žino apie jūs. Jūs turite žinoti, kokie yra pasiūlymai, kokia yra jo komunikacija, už kokią kainą jis parduoda, kokia jo auditorija, lankytis visose jo nemokamose masterclass'uose, jeigu tas jūsų konkurentas tai daro. Jeigu turite biudžeto, pirkti jo produktus. Todėl, kad jūs galėsite identifikuoti tą gapą, ko trūksta ir ką jūs galite patobulinti. Žinodamas, ką jūsų konkurentai pardavinėja,
jūs turėsite privalumą išsiskirti ir nedaryti galbūt tokių pačių klaidų. Dabar atfolloviname visus nereikalingus žmonės, pabrėžiu nereikalingus, tada pafollovinate žmonės, iš kurių jūs galite kažką išmokti. Pafollovinate savo potencialius klientus, tam, kad jūs galėtumėte engaginti su tų klientų, potencialių klientų turiniu, laikinti postų storius ir pafollovinate savo konkurentus. Toliau antras punktas tai yra paslaugos privalumai, tai reiškia, kas įeina į jūsų paslaugą. Tai yra tie stepsai, step by step žingsniai, kurie padės pasiekti jūsų klientui rezultatą greičiau. Bonusai. Bonusai gali būti meditacija, papildomai pridėsiu. Ketvirtas komponentas yra strateginė kainodara. Žinoti, už kiek aš parduodu. Garantijos, apie garantijas jau kalbėjau ir vienas iš momentų tai yra prieštaravimus paversti garantijomis. Garantijos yra tas dalykas, kas sumažina klientų rizikas, bet visus šitos komponentus jūs galima derinti tarpusavį ir kas liečia garantijas, jas irgi reikia derinti tarpusavyje. Ne visiems klientams tinka pinigų grąžinimo garantija. Jeigu jūs turite pokalbių klientų, kuris turi tų pinigų ir jam jūsų investicija tikrai nebus kažkokia problema, tai jam ir neverta siūlyti garantijos, bet galbūt tam klientui reikės laiko daugiau integruoti, tai jūs galite pasiūlyti pratęsti tiesiog laikotarpį, dirbti kartu su jumis. Tada skubumas, kodėl dabar turėtų prisijungti. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs pardavinėjate kursą, vietų kiekis ribotas arba kaina kils, tokie dalykai sukelia skubumą. Ir paskutinis dalykas tai yra neveikimo kaina, cost of inaction, tai kiek tau kainuoja likti šitoje vietoje, kur tu šiandien esi, kiek tu prarandi potencialiai pinigų, kiek tu prarandi laiko bandydama numesti svorį. Toliau, aukšto čekio paslaugos kainodara, irgi galite screenshotą pasidaryti. Viskas, kas yra iki 1000 eurų, tai yra žemas čekis, low ticketas. Tada vidutinis čekis nuo 1000 iki 3000, aukštas čekis nuo 3000 iki 10 000 ir daugiau. Low ticketas, žemo čekio paslauga, ji yra skirta kaip tas įeiti į jūsų ekosistemą, susipažinti su jumis, burti bendruomenę ir tą bendruomenę toliau šildyti savo ekosistemoje. Low ticketas nėra skirtas uždirbti, generuoti pelną ir didelės pajamos. Čia yra priežastis, kodėl jūs esate strigusios savo pajamų lygyje. Taip mes matome pas kitus ekspertus, uždirba 20-30 tūkstančių, bet mes neįvertiname to žmogaus paruošta, kad jau yra profilis paruoštas, kad yra sistema ir tas žmogus tikėtina turi komandą. Investicija į reklamą, low ticketo galima pasidaryti pelno, bet tam yra reikalingas trafikas, tai yra srautas, didelis srautas non-stop kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį. Tai klausimas jūs, ar jūs esate pasiruošusios įdėti tiek daug savęs, kad dar organiškai generuoti tą srautą. Kaip mano mentorė man sakė, kad geriau sunkiai parduokite paslaugą už 1000 eurų ir jūs turėsite vieną klientą už 1000 eurų, nei tą pačią energiją jūs eikvosite 10 klientams po 100 eurų ir uždirbsite tą patį 1000 eurų ir pamatysite, kad yra tikrai energijos prasme, laiko prasme, pastangų prasme įdėti tų pastangų parduoti už 1000 eurų ir tikrai perka žmonės, tikrai. Čia tik tais mūsų mąstyme dar tupi mintis, kad nėra tokių žmonių, kas nepirktų už didesnį čekį, nes yra Lietuvoje ekspertų, kurie ir už 10 000 parduoda 6 mėnesių programas ir yra kas perka. Tai dauguma ekspertų nuvertina save, savo paslaugas, savo produktus, prastai juos supakuoja, dėl ko jūsų klientai nepasiekia gerų rezultatų. Ir čia yra svarbiausia mintis, kurią aš pabrėžiau. Jūs pačios per savo mąstymo kampą nuvertinate, kiek jūsų klientai yra pasiruošę mokėti. Jūs jau iš anksto projektuojate ant to kliento, kad jis nepirks, ar jam tai yra brangu. Bet dėl to, kai mes einame komunikuoti su klientu,
visas tas ribojančias mintis padedame į šoną, einame švaria, kaip baltas švarus lapas į komunikaciją ir klausome. 8 procentų sėdime, klausome ausis ištempus, ką klientas sako. Ir bandome suprasti, ar aš galiu tam klientui padėti, ar negaliu. Tai kainų padidinimas yra greičiausias ir lengviausias kelias didinti savo pelną jūsų versle. Štai kas bus, bet jeigu tu dabar nuo šios dienos 2 kartus, 3 kartus pakelsi savo paslaugų kainą ir galite pasidaryti screenshotą, emocinė vertė klientui padidėja. Suvokiama vertė, reiškia, jeigu aš sumoku 1000 eurų, tai čia jau pas ją bus kažkas kietai, gerai, ten šustrai. Tada tikėtini rezultatai padidėja. Klientai, kurie sumoka keturženklę sumą, jie yra linkę stengtis. Tai va čia yra potencialiam klientui kokia nauda. Jeigu jam yra svarbi investicija, va tas 1000 eurų, kurį jis investuoja į save, jis ir dirba ir stengiasi, paklausa sumažėja. Jūs pritraukti 20 procentų rinkos. Klausimas, ką jūs renkatės? Ar likti komforto zonoje, pardavinėti už kelis šimtus eurų savo paslaugą ir vargti non-stop su Instagramu, su turiniu, su tais klientais, kurie sako, pagalvosiu, kurie daro synus ir reikalauja paskui 10 kartų daugiau iš jūsų už tą 150 eurų. O jums ką iš to reiškia, kai jūs turite aukšto čekio pasiūlymą, tai jūsų pelnas padidėja, jūs galite investuoti į save kaip ekspertą, pasitikėjimas jumis didėja, vat kaip Brigita sakė, padidėjo pas ją pasitikėjimas, kurti savo kainodarą ir pasiūlymo struktūrą pagal tai, vat, kokią vertę klientas gauna, dirbdamas su tavimi pagal tam tikrą laiką. Tai vat aukšto čekio paslauga yra būtent ta paslauga, kuri orientuojasi į kliento transformaciją. Klaidos, kurios yra daromos nustatant paslaugų kainą. Analizuojame rinką, žiūrime, ką konkurentai už kiek siūlo, už kokį laikotarpį. Ir tada, norėdamos būti konkurencingos, mes darome tą pačią kainą ir pridėsiu dar papildomai nemokamą sesiją. Suteiksiu klientui šiek tiek daugiau nei konkurentai, tada aš būsiu konkurencingesnė. Ir tada gaunasi, kad mes dirbame daug daugiau, nes mes daugiau laiko išleidžiame tam klientui ir uždirbame mažiau. Ir būtent va šitas momentas, ką jis sako, kad mes vadovaujamės išoriniais veiksniais. Tai va, čia atsiminkite šitą dalyką, čia eina per jūsų savivertę, taip kaip jūs vertinate save. Jūsų kainodara esate priklausomas nuo kitų žmonių, bet jūs visada atsižvelkite į save, į savo vertę. Kad jeigu jūs jaučiate, kad jūsų paslauga yra verta, kad ir to 1000 eurų, nes jūs žinote, kad jūs į save investuojate nuolat, jūs nuolat tobulėjate, perkate mokymus, kad jūsų klientai pasiekia nerealių rezultatų, tai kodėl jums dabar dirbti už tuos kelis šimtus eurų? Tai dėl to niekada nesilygiuokite į kitus žmonės, kiek kas nustato kainas. Niekada nesilyginkite su kitų ekspertų kainomis, nes tokiu atveju tu tada niekada neuždirbsi daugiau pinigų. Kitos klientės case study, prieš prisijungdama dirbti su manimi, ji pardavinėjo lieknėjimo maratoną už 70 eurų. 6 savaičių. Jai reikėdavo pritraukti apie 100 žmonių tam, kad per visą vasarą uždirbti 5000. Ir jinai bijojo kelti kainas už savo paslaugas, nes galvojo, kad niekas nepirks už didesnę sumą. Bet šiai dienai jinai iš 70 eurų už 6 savaičių maratoną pakėlė į 2000 eurų į transformacinę programą. Ir šiai dienai jinai gali dirbti su 5-7 klientėm ir uždirbti virš 10 000. Ir jinai man rašė, 2 mėnesius iš eilės surinkau po 6 klientes. Prieš pusę metų to įsivaizduoti net buvo sunku. Tai kai tu turi pardavimo
strategiją, sistemą, kaip su juo komunikuoti, kaip jam parduoti, tada ir įvyksta tas pardavimas. Žemos kainos pritraukia pinigų neturinčius klientus ir klientus, kurie tampa tikrų galvos skausmu. Žemos kokybės klientai tai yra mažas pelnas ir prasti rezultatai klientams. Yra 100 000 per metus pavyzdys skaičiavimai. Šie skaičiavimai paremti, jeigu jūsų paslaugos kaina yra 2000 per klientą. Nu, vat, matėte Indrę, kurios transformacinė programa kainuoja 2000. Tai vat jos, pavyzdžiui, galima pasiremti. Reikia tik tais 5 klientų per mėnesį tam, kad uždirbti 10 000 pajamų. 5 klientus per visą mėnesį tikrai nėra sudėtinga rasti, lyginant su tuo, jeigu jūsų šiuo metu verslo modelis yra toksai, kur jums reikia per mėnesį 100-200 klientų. Bet tada protas sako, ar aš sugebėsiu pritraukti klientą už tokią kainą. Vat būtent pabrėžti tą žodį tokią kainą ir ką aš noriu pabrėžti, kad neteikite sureikšminimo vat tai kainai, nes tik jūsų protas sureikšmina tą kainą, ar ne? Nes galbūt klientui tai nebus ta tokia kaina, klientui galbūt tai bus normali kaina. Ir nes mūsų ribotas mąstymas, mūsų ribotos galimybės suteikia didelės reikšmės vat tai kainai ir dėl to mes galvojame, kad jeigu aš negaliu investuoti tokios kainos, tai reiškia ir klientas negalės. Bet jeigu mes pakeičiame tiesiog požiūrį į tą kainą, tada ir ateina kitos kokybės klientai, nes visa tai yra jūsų ribojantis įsitikinimai, kuriuos laikui bėgant galima perprogramuoti. Dėl to aš jums ir sakau, kad pirmame lygyje nuo 0 iki 10 yra labai svarbu dirbti su savo mindsetu. Jeigu jūs eisite į kiekvieną pokalbį su vidiniu mintimi, kad kas pirks už tokią kainą, tai yra per brangu, jūs ir neparduosite, pas jūs ir ateis klientas, kuris pasakys, man tai yra per brangu. Tai vat vienintelė priežastis, kodėl tu negali, yra ta, jog tu tiki, kad negali, bet jeigu tu tikėtum, kad gali, tai tu ir parduotum. Kaip aš ir pačioj pradžioj sakiau, kad nėra jokio kito galimo būdo, kad tu negalėtum uždirbti 10 000, net ir per 90 dienų. Viskas yra tik ribojantis įsitikinimai, tai, kad tu galvoji, tai, kad tu projektuoji apie klientą. O dabar kiek klientų per mėnesį jums reikia, jeigu tavo paslaugos kaina yra 100 eurų? Pas kažką galbūt 50 eurų, pas kažką galbūt daugiau. Vienaip ar kitaip vis tiek reikia apie 100 klientų, kad uždirbtum 10 000. 100 klientų kiekvieną mėnesį uždirbti man asmeniškai būtų nerealu. Tam, kad uždirbti 10 000. Tada faktas reikėtų investuoti biudžetą į reklamą, kokį 1000. Šis kibiras atspindi tavo verslą, dėl to, kad tu dirbi daug, euras, kuris ateina, jis turėtų likti tavo versle, bet kadangi nėra sistemos, kas būna, atsiranda klientai ir jie dingsta, atsiranda užklausos, jie pradingsta, nes tu parašai visą iš karto paklodę dėl savo paslaugų, įvardini kainą ir jie padaro syną. Leidi pinigus reklamoms, bet tos reklamos neatsiperka, jie išeina kaip į orą. Paslaugos paleidimo sistema. Čia irgi bus jums labai naudinga ir vertinga sužinoti laiko. Pavyzdžiui, norite paleisti kursą ar programą. Jūs sugalvojate idėją, noriu sukurti kursą programą. Tada jūs investuojate savo laiką, reikia sufilmuoti video, reikia ten gražiai paruošti website svetainę, per kur aš darysiu pardavimus. Tada aš anonsuoju Instagrame, kad štai aš sukūriau tokį kursą, ateik į jį, startas ten balandžio 15 dieną. Tada pradedu gauti klientus, tada gaunu pirmuosius pardavimus. Ir tik tais tada po kurso aš gaunu grįžtamąjį ryšį ir žinau, ką tobulinti tam, kad sekantis srautas pas mane būtų geresnis. Mano galvai tai nėra labai efektyvus ir aš jums parodysiu efektyvesnį programos paleidimo procesą. Tai bet kaip ką tik buvo vienai mano klientis, kuria ką tik pradėjome dirbti. Ir ji jai užtruko 21 dieną, kad jinai uždarytų pirmąjį savo klientą už 999 eurus. Tai ką mes darome? Jinai prieš tai turėjo žinias, patirtį, jinai kėlė postą, jinai gavo užklausų, užsibūkino 17 skambučių ir padarė 2 pardavimus.
Tai reiškia, tu pirmoje vietoje susirandi klientą ir tam klientui, pagal tą klientą, ką jis tau papasakoja, tu sukuri kontekstą, iš kurio atsiranda step by step planas, kaip aš tau padėsiu išspręsti tavo problemas. Ir jinai iš karto gavo pinigus, vat pinigai atsiranda iš karto sąskaitoje. Ir tada prie to kliento problemos ir tikslų tu susidėlioji individualiai pagal jį tai, ko jam reikia. Ne kursas, kuris skirtas visiems bendrai ir pusė nedaro, nes netinka ir pasimeta, bet konkrečiai tu jam adaptuoji step by step planą. Tada vyksta one-on-one sesijos, kurių metu jūs galite analizuoti, ar tai yra mano klientas, kaip einasi, daryti analizę, bet iš one-on-one sesijų jūs gaunate daugiau informacijos iš to klientų, daugiau problemų, daugiau sprendimų situacijų. Tada jūs jau galite daryti video įrašus iš karto po pirmojo klientų. Nu, aš šiaip siūlau bent jau 3 one-on-one klientus pasiimti, padirbėti su jais, padėti pasiekti rezultatą ir jau tada pradėti daryti video įrašus, kad nereikėtų tos informacijos 100 kartų kartoti. Tada įrašote pamokas, atsiranda pirmas modulis ir jau tada jūs galite struktūruoti visą savo programą. Tada, kai jūs jau sustruktūruojate modulius, jūs jau sukuriate visą programą ir vėl ieškote klientui. Ir čia šitame modelyje jūs pinigus gaunate iš karto. Taip atrodo kliento kelionė ir kiekviena coachingo paslauga turi turėti struktūrą, kaip padėsite klientui pasiekti rezultatą. Ir tarp kitko, su tokiom coacheriam esu bendravusi, kai aš klausiu, kaip vyksta tavo paslaugos pristatymas. Nu, tai klientas kiekvieną sesiją ateina su savo užklausa ir mes per tą sesiją narpliojame jo užklausą. Tai nenuostabu, kodėl tiek klientas nepasiekia ilgalaikių rezultatų ir kodėl tokia paslaugos struktūra ir yra įkainama 50 eurų. Nes coachingo šiaip iš esmės funkcija ir turi būti padėti klientui pasiekti rezultatą ir jį užtvirtinti. Tai va, tam, kad klientas jūsų pasiektų rezultatą, reikia sudėlioti paslaugos pristatymo struktūrą. Jis ateina su tašku, su A. Jo skausmas, taškas B nori sukurti santykius. Ir jūs sukuriate pažingsninį planą. Pirmas žingsnis, antras žingsnis, trečias žingsnis, kaip mes persime. Pavyzdžiui, pirmame žingsnėje mes susitvarkysime su emocijomis, nes yra emocinis nestabilumas, tada galbūt kažkokie ribojantis įsitikinimai, pyktis, tada ten meilės savo puoselėsime, galbūt darbas su vaikystės traumomis. Ir ketvirtas žingsnis, pradėsime eiti į pasimatymus tam, kad pradėtumėte daugiau plėsti santykius. Kaip rezultatas turėsite vyrą. Nežinau, kodėl apie santykius kalbu, tiesiog atėjo tokia mintis. Kai jūs parduodate už aukštą čekį, klientas nori suprasti, ką jisai gaus, kokią rezultatą transformaciją, ne šiaip su, kad ten pasijausi geriau ir tai struktūra jinai reikalinga dėl to, kad kai jūs aiškiai išdėsite, kad žiūrėk, dabar dirbsime taip, pirmam žingsnė padarysime tą, antram tą, jis pradeda jausti jums pasitikėjimą kaip ekspertų ir jūs parodote savo autoritetą. Ir jis tada mato prasme, už ką mokėti tokią pinigų sumą. O atsiminkite šitą frazę. Parduok klientui tai, ko jis nori ir duok klientui tai, ko jam reikia. Nekalbėkite savo profesionalią kalbą tai, ką jūs matote iš savo ekspertinės pusės, ko klientui reikia, bet klientas to savo žodžiais neįvardino. Ir jeigu jūs dabar jam pradėsite iš savo profesinės perspektyvos aiškinti, kad tau reikia tą susitvarkyti ir emocijas pradirbti, ir panašiai, jam tai nerezonuos. Nes jeigu jisai ateina klientas su užklausa, aš noriu vyrą susirasti ir mes kaip coacheris savo sritis, bet tam, kad susirasti vyrą, tau pirmą reikia pamilti save, prasidirbti vaikystės traumas, jam nerezonuos, nes jis to neįvardina ir jisai nepirks. Sakys, ačiū, aš turiu pagalvoti. Ir pardavimas dingo. Tai tam, kad taip nebūtų, duokite klientui tai, ko jis nori, ką jisai supranta. O jau, kai klientas jums pinigus sumokės, jūs jau dirbsite kaip profesionalės ekspertės, duosite savo įrankius,
kaip galite jam padėti ir klientas jau tada net nepastebės, jisai tiesiog darys ir vykdys tai, ką sakote. Ką jie sako, kai tu išvardini schemą, aš pagalvosiu? Taip, dažniausiai pagalvosiu arba neturi pinigų, sako. Tiesiog mes neturim kol kas pinigų. Tai va, čia gyvas pavyzdys ir įrodymas, kad kaip reikia mokėti valdyti pokalbio struktūrą ir duoti klientui tai, ko jisai nori. Tai, ką jisai pasakė, neturiu pinigų, yra dažniausiai, kad jisai nepamatė vertės, ką tu įvardinai, nes tai, kad tu išvardinai tos žingsnius, nepakankamai pataikė į jo skausmą, kad jis dabar norėtų ir susimokėti. Esmė yra tame, kad kai tu vedi pokalbio struktūrą, nepataikai į jos skausmą. Nes jeigu tu pataikintum į skausmą, jos tada ieškotų, kur gauti tų pinigų. Ir jeigu pas tave kainuoja 1000 eurų, jeigu mokėtų dalimis, tai ten po 400 eurų. Tai čia ir yra esmė. Ir kitas dalykas - neužtikrintumas. Vat kaip pasako, aš pagalvosiu. Čia vadinasi yra neužtikrintumas. Aš nesu užtikrinta, ar tai, kad tu pasakėjai, padės man išspręsti mano problemą. Dėl to jas arba yra per daug informacijos susakyta. Kai mes pradedame šnekėti savo profesinę kalbą, žmonės nebesupranta jos. Ir tada atsiranda išėjimas, kad aš turiu pagalvoti. Sekantis žingsnis yra aktyvi klientų paieška Instagrame. Tai yra procesas, kad jūs galėtumėte visada turėti nuolatinį naujų lydsų. Lydsas tai yra potencialus klientas srautą. Aktyvi klientų paieška apima jūsų sekėjai, tai yra žmonės, kurie paspaudė laiką po jūsų įrašais, žmonės, kurie paspaudė laiką ant storių, žmonės, kurie siunčia jums reakcijas, žmonės, kurie komentuoja, žmonės, kuriuos jie seka, šaltiniai, iš kur ateina lydsai. Tai lead magnetas įeinantis iš storio call to action, tai yra susidomėję šilti žmonės. Vat jau diemuose sėdi karšta auditorija, kuriuos jums reikia konvertuoti į pirkėjus. Tada pastovūs sekėjai, kurie interaktina su jūsų turiniu, ir jūsų konkurentų sekėjai. Tai vat irgi jų to nepamirškite, imkite visus savo emocinius barjerus, nenori būti įkyri, kas ką pagalvos ir tiesiog darykite tai, ką reikia daryti jūsų verslui. Tai vat klientų pritraukimas gali būti per turinį, tai va čia išvardinau 3 tokius, kaip yra turinio piltuvėlis, tai yra top of the funnel, middle of the funnel ir bottom, tai yra viršutinis piltuvėlis, vidurinis ir apatinis. Tai viršuje reelsai pritraukia matomumą, dėmesį, bendrinės temos. Tada vidurinis turinio piltuvėlis tai yra karuselės postai, kur mes ugdome savo auditoriją, suteikiama vertės, ir apatinis piltuvėlio dalis, bottom of the funnel, tai yra konversinis turinys, tai yra story. Call to actionus naudojame, jie reaguoja, spaudžia laikus, dalyvauja poluose ir jūs jo turėdami mechanizmą, kaip juos konvertuojate į pirkėjus. Taip pat jums reikia turėti gerus klientų rezultatus, video interviu su klientu, case studies, ko aš labai retai pasigendu pas Lietuvos ekspertus, atrodo pardavinėja, turi kažkokias paslaugas, bet deda atsiliepimus. Po sesijos su tavimi pasijaučiau geriau. Ramybė galvoja, kas čia per atsiliepimas? Tai nėra tas atsiliepimas, kuris sukeltų impulsą parašyti tau ir įsigyti iš tavęs aukšto čekio pasiūlymą. Įgūskite kurti klientų sėkmės istoriją ir nebijokite prašyti iš savo kliento video atsiliepimų. Padarykite per Zoomą. Užduokite klausimus. Yra struktūruoti klausimai, kuriuos reikia užduoti. Ką klientas gauna, kokį progresą padarė ir ar rekomenduotų, kam rekomenduotų, kokie rezultatai ir taip toliau. Tada rankinis DM rašymas yra taip pat automatizuotas DM botas, tai čia yra mokamas dalykas. Tada klientų pritraukimas yra per mokamą reklamą, rekomendacijos, bet tai yra nenuspėjamas šaltinis, ir virtualios asistentės pagalba, kuri už jums generuoja susitikimus su potencialiais klientais. Tai va čia yra strategija, kuri duoda geriausius rezultatus. Galite pasidaryti screenshotą. Tai organizuojame srautą, gali būti
YouTube kanalas, Instagram Reelsai, tada postai, tada ugdome klientus per turinį. Jeigu naudojame automatizuotą žinučių siuntimą tiem žmonėm, kurie interaktina su jūsų turiniu, tada galima nusistatyti, kad rašytų visiems potencialiem jūsų klientams įvadinės žinutės. Ryšio kūrimas dėmose, toliau vyksta komunikacija. Jums svarbiausia, bet kaip atsimenate, pradžioj sakiau priežastis, kodėl jūs negeneruojate tokios pajamų sumos, todėl kad jūs nekuriate galimybių savo potencialiem klientams sužinoti apie jūsų pasiūlymą. Tai vad būtent, kai jūs pradedate komunikuoti su savo klientais per diemus, jūs kuriate ryšį, išsiaiškinate to potencialaus kliento problemas, tikslus, ką jis nori pasiekti ir tada pervedame jį į skambutį. Ir tada iš žinučių, vat, pavyzdžiui, jūs išsiunčiate 100 žinučių, 100, galima ir mažiau. Tarkim, 100 žinučių per mėnesį, kas yra realu. Ir tada jūs užsibūkinate 8 skambučius ir jeigu jūsų paslaugos kaina yra 2000, jūs galite padaryti 2 pardavimus. Tai 8 iš 2, tai čia yra, man atrodo, 30% pardavimo konversija ir galite uždirbti 4000 eurų. Tai va čia yra rankinis darbas. Kaip sakiau, pirmame lygyje mes viską darome organiškai, nemokamais būdais, investuojame savo laiką. Tai jeigu jūs šiai dienai neturite resursų pirkti mokamos reklamos ir šiaip investuoti į verslo augimą, tai čia yra mažiausia, ką jūs galite dėl savęs padaryti, skirti 2-3 valandas klientų paieškai, kad užsibūkintumėte potencialius skambučius ir padarytumėte porą pardavimų ir jau turėsite pajamas. Ir žinučių strategija atrodo taip. Dažnai žmonės nėra nuoseklus, dėl to ir žinučių strategija neveikia. Nes konversija prasideda po 14 dienų. Jeigu jūs 14 dienų nuosekliai komunikuojate, pavyzdžiui, pirmą dieną išsiunčiate 50 žinučių, tada antrą 50 žinučių, žinoma, kad tik tais koks maksimum 5% yra tas open rate, 5% atrašo. Vat, jeigu 50 žinučių išsiunčiate, tai 25 žmonės atrašys, likę 25 padarys syn arba neatrašys. Ir toliau su jais komunikuojame ir žiūrime, tada reikia grynintis, ar tai yra mano potencialus kontaktas, ne mano, ar jisai turi problemą, ar aš jam galiu padėti, kokie yra jo tikslai. Jeigu visa tai atitinka, tada mes kviečiame į pokalbį, jo ten darome uždarimą. Ir vat, po 4, 5, 14 dienos jūs jau galite pradėti generuoti pinigus. Taip pat kitas dalykas, jūs nedarote follow-upų. Tai yra pagrindinė problema. Aš atsimenu kažkada pas vieną moterį kreipiausi dėl finansinio raštingumo, jau kaip ir buvome sutarę datos, bet iki galo nesutarėme ir jinai man nei pafolapino, nei paklausė. Tai čia vėlgi pasižiūrėkite, ar jūs to paties nedarote. Jūs tikitės, kad jeigu klientui reikia, tai jisai pats ateis man ir parašys. Aš jam čia nerašysiu priminimo, nebūsiu įkyri. Jam reikia ir jisai nupirks. Su tokiu požiūriu tada nesitikėkite uždirbti 10 000. Tai vad jūsų užduotis daryti follow-upus. Jeigu žmogus neatrašė, padarė syn, galbūt jisai buvo užimtas su vaikais, vaiką mygite ar parduotuvėje buvo. Tai tiesiog parašykite, ten negavau žinutės, parašykite priminimą, laukiu tavo atsakymo. Nes žinutės yra ypač Lietuvoje iš vis neišnaudotas. Europoje jisai dar nepakankamai išnaudotas, bet jau Lietuvoje jis turbūt neišnaudojamas iš vis. Jūs diemus naudojate tam, kad paplirti su sekėjais, bet nenaudojate verslui generuoti pinigus ir klientus. Tai va, diemai yra pati efektyviausia vieta daryti pardavimus. Aš jums pasakysiu vieną tokį faktą, kuris mane šokiravo teigiamą prasme. Aš praeitą savaitę klausiau tokį masterclassą, kurį organizavo 2 žmonės, jie ten pardavinėjo savo kursą. Vieno žmogaus metinis pelnas buvo 350 milijonų, o kitas content creatorius, jo pajamos buvo 10 milijonų. Ir kas mane nustebino, kad jie patys rankiniu būdu rašo DM'us, bendrauja su savo sekėjais.
ne robotus naudoja, nes aš klausiau, ar jūs naudojate automatizacijas, ne, mes rašome rankiniu būdu. Kol jūs neišmoksite, neįgusite natūralios komunikacijos su savo klientais žinutėse, nežinosite visų tų laviravimo, kaip su jais bendrauti, reiškia, neįgusite tos struktūros, tai neverta automatizuoti tų žinučių dėl to, kad automatizacija jums sukurs didesnį chaosą ir daugiau problemų ir jūs iš to negausite jokios naudos. Todėl pačioj pradžioje rekomenduoju patiems išsiugdyti įgūdį, mąstyti visų pirma, nes žinutės tai yra gyva komunikacija su potencialiu klientu ir jums reikia suprasti, kokį klausimą užduoti. Mano klausimas sėtųsi su tuo, ką aš parduodu ir kad aš galėčiau jam pasiūlyti sprendimą. Nes jeigu jūs nežinote tos logikos žinučių sekos ir iš karto pulsite automatizuoti žinutės, tai jums tos žinutės pridarys daugiau chaoso. Užduotis pirmame etape nuo 0 iki 10 generuoti potencialius klientus, kuriems jūs galite pasiūlyti savo paslaugą ir padaryti pardavimą. Tai yra jūsų pagrindinis fokusas. Nesėdėti valandas kurti turinį, kurti reelsus. Jeigu šiuo metu jūs neturite potencialių klientų, reiškia, būkite proaktyvios. Jeigu šiuo metu neturite daug sekėjų, reiškia, pasiskolinkite tikslinę auditoriją iš kitų ekspertų tavo srityje. Ir dabar pardavimų sistema. Tai viena mano klientė pasakė, kad niekada nebūtų galėjus patikėti, kad pinigai yra uždirbami taip lengvai. Tokią sumą aš būčiau rinkusi 5 metus ant savo svajonės. Jis jungia į mano programą, pervedė visą sumą ir antrą mėnesį jinai uždirbo 7 000 eurų, trečią mėnesį 13 000 jinai uždirbo. Visą tai jinai padarė be reklamos ir turėdama mažiau nei 500 sekėjų. Ji išmoko komunikuoti, pateikti savo pasiūlymą ir uždaryti pardavimą. Būtent to jai ir trūko. Jinai įkėlė keletą postų su skausmais, nes mes išgryninome jos tikslinę auditoriją, jinai pradėjo gauti be galo daug užklausų. Ir rezultate 13 000 per 90 dienų. Norėjo uždirbti tik 2-4 tūkstančius, kai prisijungė prie manęs, bet rezultatas nustebino ją pačią. Tai pardavimai yra visų pirma mindsetas, atsiminkite tą dalyką, pirmą žiūrėsite kaip į pagalbą žmogui, norą padėti žmogui išspręsti problemą ir atitinkamai yra energetiniai mainai ir tada vyksta pardavimai, nes tik su strategija jūs galite išvežti apie 20-30 pardavimų konversiją. Tai iš 10 klientų jūs galite uždaryti 2-3 klientus po 1500 ir uždirbti 4500. Bet jeigu jūs pasitelksite strategiją plus mindsetas lygų vidinę būseną. Ir tokiu būdu jūs galite tikėtis turėti 50-80% konversiją. Įdomus faktas, kad pas mane aukšta pardavimų konversija nuo 5% būna vasara. Veikia, reiškia, klimatas, kur saulė, tu esi atsipalaidavęs, toksai flow, galbūt pasitikėjime, taip viskas lengvai einasi ir tie klientai užsidaro. Bet kai mes esame įsitempę, tokie nepasitikintis, arba reikia pinigų ir klientas jaučia visą tai mūsų energetinėme lauke, tai todėl, kai jūs einate apskritai, nesvarbu už kokią kainą jūs parduodate, einame į pokalbį su klientu be tikslo parduoti, be lūkesčio, kad man reikia pinigų. Aš einu visada į pokalbį pasimėgauti procesu ir susipažinti su klientu ir pasižiūrėti, ar mes galime dirbti toliau ar ne. Ir pardavimų procesas, keliame turinį, postai, karuselė, story, reelsai, gauname užklausas, įdėjimus pagal call to action. Tai vyksta komunikacija su potencialiu klientu ir mes per tam tikrus klausimus kvalifikuojame, ar pašnekovas yra mano tikslinis idealus klientas. Jeigu taip, tuomet pakviečiame į pokalbį. Jeigu nepavyksta identifikuoti, tada galima suorganizuoti kokį nors trumpą 15 minučių pažintinį pokalbį, kad suprasti. Tai čia bus 2 skambučių procesas. Pakviečiame į pardavimo pokalbį, užsibukiname skambutį, ir ten procesą pasidalinsiu sekančiai skaidrai.
Ir tada įvyksta pardavimas. Jeigu atsisako eiti į pokalbį, tai tada komunikacijos pabaiga ir toliau follow-upiname klientą, pakviečiame į kokį nors nemokamą renginį, webinarą, duodame kažkokių nemokamų resursų. Galbūt trūksta dar tam klientui pasitikėjimo, kad ateitų į tą pokalbį. Čia yra tokie rėžiai, apie ką turi, kaip atrodo tas pokalbis, kad jūs pirmiausia turite nustatyti problemą, su kokia jisai susiduria, uždavinėjant tam tikrus klausimus, gilinamės į jo problemą, skausmą. Vat kaip Julija pasidalino, kad pasakė, turiu pagalvoti ar neturiu pinigų. Reiškia, nepakankamai giliai buvo įsigilinama į skausmą ir jinai susidūrė su prieštaravimais, aš pagalvosiu ir išsklaidyti tą neapibrieštumą. Nu ir tada va čia seka eina, kodėl dabar, ką nori pasiekti. Ir antrame pokalbio dalyje pakankamai kvalifikavote, matote, kad galite jam padėti, tada galima eiti į pardavimo dalį, patikriname ketinimus, kaip tau skamba šitie pasiūlymo žingsniai. Viskas ok, tada aptarėme tolimesnius žingsnius, investiciją tiek ir tiek. Ir tada arba įvyksta pardavimas, arba tada prieštaravimai, partneris, finansai, neapibrieštumas. Tai va taip atrodo pardavimo pokalbis. Čia irgi galite screenshotą pasidaryti. Strateginė sesijos struktūra, kad turėtumėte tokį frameworką, ką reikia daryti. Ar šiuo metu nesate 10 000 per mėnesį, tuomet pamirškite apie elektroninės svetainės kūrimą, kas dažnai neretai girdžiu, va, reikia susikurti elektroninę svetainę, arba va dabar kuriuosi elektroninę svetainę, nes tikisi, kad ateis pasyvios pajamos, bet elektroninė svetainė kainuoja ir finansus, ir laiko investicijas. Tada kurti reelsų strategijas, pamirškite apie reklamas, apie storytellingus, kurie atima 2 valandas. Tai yra laiko švaistimas šiuo metu. Jūsų užduotis surasti bent 10 potencialių klientų, pakviesti į pokalbį ir padaryti pardavimą už aukštą čekį. Nes kol kas aš kiek esu dalyvavusi verslo mentorystėse, nei vienam nepabrėžė, kad storytellingai yra svarbu. Mes socialinius tinklus išnaudojame kaip ryšio kūrimui, bet aš dabar, kadangi aš moku tos storytellingus daryti, bet ne visada aš juos darau, aš naudojuosi socialiniais tinklais kaip kanalų, kur aš ieškau klientų. Tai gali būti ir LinkedInas, tai gali būti ir YouTube'as, ir emailai. Tai sakyčiau, jeigu jūs esate tame etape, kol dar neuždirbate 10 000 ar 5 000, neįkvokite savo brangaus laiko storytellingų kūrimo, nes man asmeniškai 2 valandas kainuoja tam, kad sukurti gražų storytellingą. Tai geriau tada tas 2 valandas skirkite veiksmams, kurie tiesiogiai atsakingi už pinigų generavimą. Po šio masterklaso tavo verslas gali pasisukti 2 kryptimis, arba gali šią informaciją ignoruoti ir toliau daryti tai, ką darei iki šiol, arba bandyti gyvendinti mano patarimus pati savarankiškai, arba kviečiu užsiregistruoti su manim į pažintinį pokalbį, kuriame aš įdėsiu linką, galite išsisaugoti ir užsiregistruoti pokalbį su manimi tam, kad pasižiūrėtumėte, per kiek laiko galima išauginti tavo verslą į link 10 000 pajamų. Susižiūrėti tavo pasiūlymą, tavo pardavimo procesą, tavo tikslinį klientą ir pasižiūrėti, per kiek laiko tavo veikloje yra realu pasiekti 10 000. Uždirbate 2-3 tūkstančius per mėnesį, o jūsų tikslas yra uždirbti 10 000 per mėnesį, tai jūs kiekvienais metais prarandate 64 000 eurų. Prarandate nesiemant kažkokių sprendimų. Tai jeigu jums yra reikšminga suma 64 000, kuriuos jūs jau galite pradėti generuoti, gavus sprendimus, ir kviečiu užsiregistruoti į pažintinį pokalbį, kuriame mes įvertinsime jūsų augimo galimybės, kur slypi jūsų veikloje svertas ir kokios yra galimybės sukurti 10 000 eurų vertės.